Taigi sveiki visi, su jumis aš Edvinas ir mes darome dar vieną video blogą. Labai atsiprašau, kad nebuvau toks aktyvus šią vasarą, kaip visą laiką mano pasiteisinimai, bandysim šitą ištaisyti. Ir šiandien turėsime labai įdomų skuterį, motorolerį, tai yra HM CRE. Šiek tiek pakalbėkime, kas tas HM. Iš tikrųjų, HM yra ta pati Hondos įmonė, tik tai jinai yra, sakykime, skirta importuoti motociklams būtent Europoje. HM reiškia Honda Motoresa pavadinimą ir būtent ši įmonė ketino sugrąžinti daugumą labai panašių motociklų iš Hondos pusės. Tai kuo šitie modeliai yra tokie ypatingi, Edvinai? Tai visų pirma, galima šiek tiek pašnekėti apie istoriją, tai kad būtent kai visi gamintojai, tuo tarpu Yamaha atsisakė DT125 modelio, kuris buvo dvitaktis ir perėjo į VR, Husqvarna, kai atsisakė SM modelio ir perėjo į SMS modelį, kuris irgi tapo keturtakčiu, būtent HM sugrąžino senąjį dvitaktį variklį ir taip atsirado HM CRE ir CRM modeliai, kurie buvo 125 dvitakčiai ir vis dar eina nuo šių metų. Bet kas pasikeitė dvitakčiam 49 kubikų modelyje? Tai iš tikrųjų HM-as nėra pigiai padarytas daiktas. Visų pirma, jisai turi pajolį verstas šakes kaip standartas. Čia yra motoroleris standart. Turi aliuminius, turi supermoto ratus ir gamykliškai turi ne vieną radiatorių, o du geresniam aušinimui. Dar kitas yra fun factas, pavadinkime taip, kad šie modeliai jau eina be katalizatoriaus esančiais išmetimais. Tai reiškia, kad 49 kubikų būtent šie HM modeliai jau iš gamyklos ėjo su dusintuvais, kurie savyje neturėjo ribotuvų. Ir nuėmus kitus vadinamus ribotuvus, mopedas jau iš karto važiuodavo virš 80 km per valandą. Tai matosi, kad būtent šis gamintojas pagalvojo apie klientų norus ir normaliai sukūrė šį modelį. Taigi pakalbėkime būtent apie šį modelį, ką jisai turi ir kuo jisai yra ypatingas. Kaip matome, čionais yra būtent Voka Racing uždėtos grafikos, kadangi, kaip ir minėjau, HM susidaro iš Honda būtent modelio, tai grafikos jau yra su Hondos logotipais. Tikrai labai gražiai atrodantis modelis, jau jisai savyje turi elektroninį spidometrą. Aišku, klausimas, ar jisai čia gamykliškai iš vis eina, ar čia yra Kinijos padirbinys. Iš pačių modifikacijų tai turime reguliuojamas sankabos ir stabdžių rankenėlės, tikrai gražias. Turime KTM replikos uždėtą ledinę lempą, trumpas numerių laikiklis, o dabar lendam į geriausią dalį, tai yra variklis. Tai šiame modelyje yra įdėtas ne paprastas Airsalas, o Airsal Extreme 80 kubikų modelis. Yra jų dar galingesnių. Ir čionais, kaip matote, yra parašyta 40. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad alkūninis velinas yra 40 mm eigos. Šis modelis gali patapti stebuklingai 90 kubikų standartiškai. Viskas, ko reikia, tai įdėti kitą alkūninį veliną, greičiausiai Arsal gamybos, kuris turi 45 mm eigą, pats cilindras ir stūmoklis yra ilgesni, bet tai leidžia motoriui turėti didesnę kubatūrą. Toliau, ką mes matome, tai Malosi įsiurbimo sistema. Po apačia turime V-Force'us, Malosi 360 kolektorių, PVK 28 mm karburatorių, filtras, kaip matote, įdėtas pats įmanoma, kuris trumpiausias, kad nesiremtų į amortizatorių. Beginukuose labai dažnai būna opi bėda, bet niekas netelpa į vietą. Permatomos šlangos, tiksliau viena šlanga, keista, kad jinai nesprogsta, tikėkimės nesprogs, bet labai kokybiška matosi, minkšta, graži, viskas tvarkoja. Radiatorius puikiai šyla. Ir turime Yasuni Racing R2, jeigu neklystų, modelio duslintuvą. Taip. Kitas dalykas, faktas, kad tokiam modeliu reikia ir sportinės 5 diskų sankabos. Originaliai čia stovi 4 diskų sankaba, tai originaliai nepaveža, tai dedasi 5 diskų sankaba su šiek tiek plonesniais tardiskiais ir tada modelis šis susitvarko su visais perdavimo klausimais. Sportinio degimo čionais nėra, o jo velniškai trūksta, bet važiuoja modelis tikrai puikiai. Ką šnekėti apie pakabą, tai modelis šiek tiek yra, aišku, nėra labai daug ko norėti iš jo, bet šiek tiek kietas, bet važiavimas su juo malonus. Tai manau, nieko nelaukiam, atsisėdam
ir pasivažinėjom. Tai matome šį motorolerį. Kitas dar dalykas, kad labai dažnai pas juos nebūna pastatymo kojelės originaliai. Tai matome, šiandien jau netgi yra taikyta. Pažiūrėkit, kaip atšoksta. Labai aštri. Turi AMA6 variklį ir šis variklis, lyginant su Derby Senda, yra šiek tiek problemiškesnis, pavadinkim. Jisai turi daugiau bėdų su sankaba, labai dažnai kliba būtent šita sankabos ašelė, bet šį variklį susirinkti yra šiek tiek pigiau, nes palyginus pinigų atžvilgių AMA6 variklio detalės yra pigesnės palyginus su Derby Sendom ar kitais modeliais. Ir manau, nieko nelaukiam. Užkuriam šitą žvėriuką, statom kojelę ir prakšt. Gerai, ne pirmas, ne antras, ne trečias. Ai, nu, gal degimą reikia įsijungti. Ir iš pirmo kiko. Būna ir taip, būna ir geriausiems. Girdisi, kad siuvimo garsas 100 kart rimtesnis. Siuvimo anga yra žymiai didesnė. Nežinau, ar variklio kanalai yra išlyginti pagal ir salą, bet labai tikėkimės kaip taip. Mopedas jau šiltas, nes jau prieš tai šiek tiek važiavau. Nu ką, durėm pirmą bėgį. Kaip vienžiedis motoroleris, tai iš vietos labai jisai bukas, pavadinkim. Ką turiu omeny bukas, tai kad, žiūrėk, dabar važiuojant žemų apsukų, duodu gazą dugną. Galvoja, ką šiandien daryti, tas labai erzina, bet ant aukštų sūkių jis tampa nesveikas. Aišku, jis gali tapti dar labiau nesveikesnis, sudėjus sportinį degimą. Ir kodėl aš kalbu apie sportinį degimą, dėl to, kad... aš nemačiau. Ogi dėl to, kad susidaro mažesnė masė talkūninio velino, mažesnė apkrova, jisai lengviau išvažiuoja ir iš tų žemų sūkių. Bet kitas svarbus dalykas yra, kad būtent tas sportinis degimas vėlina. Jisai pradžioje yra ankstintas, o po to labai stipriai vėlina tą degimą. Tai gaunas, kad jis yra aštrus iš vietos, bet ir užspjauna labai gerai ant aukštų sūkių. Na ką, važiuojam? Stabdžiai galiniai tokie, tikėtųsi daugiau. Palyginus su Derby Senda Limited modeliu, kuris turi priekį 2 diskus. Palyginus su Derby Senda modeliu, kuris priekį turi 2 diskus ir 2 suportus. Priekiniai stabdžiai tokie ramesni. Motociklų užlipti ant 49 kubikų, bet tuo pačiu yra gera. Aš nesu senas, bet prieš 6 metus tikrai nebūdavo tokių sąlygų susirinkti būtent tokių mopedų, kokius turi šiuolaikinis jaunimas. Ir labai pavydu yra netgi iš kitos pusės. Bet yra tokios galimybės, galima mėgautis tokiu važiavimu. Ant vidutinių apsukų tai jisai važiuoja visai neblogai, dabar čia ir žemos apsukos, nenori važiuoti. Tas pasiekėm vidutinės apsukas, jis taip ganėtinai ramiai važiuoja. Bet ant aukštų atsiranda visas powerbandas ir jisai pradeda važiuoti. Pažiūrim. Neblogai kaip 80 kubikų turinčiam modeliui. Nu ką, ir važiuojam pažiūrėti, kaip jisai užsipjauna. Šoksim ant aplinkelio. Ir viskas pasimatys. Nu, iš vietos tai jis toksai reikia jam apsukų.
Bet kad užčiuoštų greinis stabdis, tai turi iš visų jėgų suspausti. Niekai kitaip nestoja. Tokiam žalio ir išbandysim, kaip įsivažiuoja. Pirmas. Vėžiu papiškė. Šiaip yra žiauriai sunku tokį daiktą parduoti, kai atvažiuoja, sakykime, jaunuolis kažkoks, kuris gyvenime nėra turėjęs motorolerio. Ir jisai tipo sakai, nu tai davai, pravažiuok, jis nežino, kaip bėgi, kaip čia užkurt. Ir ateina, jisai bando jį užkurt, va taip, va, žiūrėkit. Nu gerai, dabar užsikūrė. Bet būna ir užgesta, ir tada turi paaiškinti, man čia tau reikia gazo, čia tau reikia gazo. Arba kitas dalykas, žiūrėkit, dar vienas pavyzdys parodysiu. Dar kartą, žiūrėkit, bandom. Užkūrė, okei, dabar užsikūrė. Kiti būna nieko nedarė, o taip va. Kai apsukos pakrenta, įmuša bėgį ir matot veda sankabą. Tai yra labai labai normalu. Net ant KM 9 kubikų būna. Va, žiūrėkit, aš tik tai sankabą laikau. Ir jisai jau važiuoja. Tuo pilnai spaudės. Čia net nėra taip, kad veda tą sankabą ar kažkas jai yra blogai. Ne, naitol, viskas čia normalu. Kai motoroleris sušyla, viskas susitvarko ir jisai puikiai važiuoja. Bet išaiškint jaunuoliui, kad iš laisvo turi pagazuoti ir mušti pirmą. Oho, blemba, ir užgesau, matot? Gerai, pasitraukim, nes šitoj gausim pypsi. Nu, neuždusi man. Tai jo, tai apibendrinam. Pakaba prieki tokia kietoka. Norėtus, kad būtų minkštesnis. Per duobės važiuoti neįmanoma. Galas visas minkštas. Aišku, gali būti gal tiesiog išsidėvėję amortizatoriai, negalime kaltinti pačio modelio. Pats modelis vykęs, pavadinkim taip, radiatoriai, originaliai eina dustintuvas be ribatuvų, taip, viskas yra labai šaunu. Ir jo nauja kaina yra 5000 eurų, kaip palyginus kokį, nu tarkim, analogą sugalvojam. Riejų MRT Pro kainuoja apie 4,5 gabalo. Tai tikrai jau geriau tokį importuoti. O kaip jisai važiuoja, dar kartą pasižiūrėjau. į kalną, tai jau sunkiai. Ai. Nu, kai iš vietos mes jį užpjovėm, tai tikrai neblogai, matėte. Ir važiavom ir virš 100. Bet va dabar va į kalną žiūrėk. Nu, reikia jį taip ačia užpjauti. Nu ką, saulutė leidžiasi, važiuojam gražiai. Kaip po biškį prilimpa. Davai. Tik dabar pamačiau, su kokią padangą važinėju. Matosi, burnauta tikrai buvo daryta, bet iš video blemba matosi, kad bandau užpjautis taip. Žinot, kaip būna krosinis motociklas, tu jį užpjauni ir jisai tikrai taip traukia atgal. Aišku, jie turi galios vožtuvą ir taip toliau, tai aš viską šitoj vietoj pilnai suprantu, bet man trūksta to tokio, čia aš nestumu, tiesiog tokia įžvalga būtent šio setupo atžvilgiu. Trūksta to tokio maksimalaus užsipjovimo. Aišku, tas vėlinantis deigimas labai daug duotų. Jo čionais nėra. Bet motoroleris važiuoja. Patys matot, aplinkelį žmonės važiuoja 70, 80, 90. Tu gali su juo važiuoti iš paskos ir jokio vargo vakarienės nėra. Bet šnekant apie Ersal Extreme, tai tikėjosi biškiai iš jo daugiau to tokio traukimo, nes dabar tas važiavimas palyginti yra
labai panašus į Airsal Extreme, ne Extreme, atsiprašau, į Airsal Tech Racing, kuris turi 80 kubikų ir vienžiedį stūmoklį. Šitas Extremas yra žymiai platesnių kanalų ir visiškai kitoks. Tai toks biški liūdėsiukas arba bus kanalai nesulyginti. Nu, čia labai daug kas gali būti. Degimas, mišinys blogas, nu toksai ir žemų jis toks vangus, nu norėtųsi daugiau, kaip prisižiūri, kaip važiuoja su Athena Racing 80 ir taip toliau, tai čia toks. Nu ką, aš į Vilnių ir Eip atsivežiau. O jeigu rimtai, tai Aistė, mano mergina, išvažiavo su mano mašina ir neturiu su ko važinėti. Dabar važinėjusi Eip. Ką, lendam ir važiuojam montuot. Taip aš atrodau toj būdoj. Darom. Simušau raistelį. Ai, nu reikia įsijungt kranelį. Okei. Reikia įsijungt kranelį. Biški gėda, kad turi vidury sustot kelio. Įjungiam degimą. Ir važiuojam. Šiaip pro Vilnių, ypač va dabar 5-6 valandą, tai žiauriai gerai yra Eipas, nes nėra didelis jo tas greitis. Tai kamščiuose pats tas. Bet jeigu išvažiuot į kokią Geležinio Vilko gatvę ar Ukmergės gatvę, tai košmaras. Palaukit, tuoj išsisuksiu. Pakalbėsiu. Va jum ir Vilnius. Eipas Vilniukė. Tai dabar su juo ar detalės išvežinėju ir ko tik tai nedarau. Mėtasi. Kai kurie žmonės juokiasi, kai kurie išmeta liuksus. Labai įvairios nuotaikos. O dabar važiuojame į namus, kur aš ir montuosiu šį video vlogą. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu turit vlogų pasiūlymų, būtinai parašykit komentaruose. Paspauskit like, pakomentuokit ir sutiksim kitą kartą. Taigi sveiki visi, su jumis aš Edvinas ir šiandien mes darom labai trumpą vlogą. Šiandien važiuojame į Kauną su Aceru MK1 High-End to Fast su Yamaha Aerox Low End 70 kubikų DR Evolutionas. Ten stovi Dragsteris ir Neosas 100 kubų. Tai šiandien važiuojam į Kauną, nes vyksta labai svarbus renginys. Tai atvažiuoja Latviai. Atvažiuoja Latviai ir jie turi labai galingų motorolių, kurie yra netgi reguliuoti ant stendo. Tai dar su manim važiuoja šitie du speniai, Sigis ir Erikas. Ir padarysim tokį mini vlogą, kaip sekasi, dar bus Ignas šalia tarp kitko ir pasižiūrėsime, kaip sekasi mum ten lenktyniauti. Nu ir mes Kaune, kaip matot, oras pasitaisė. Čia yra Neosas, 100 kubikų, Dragsteris. Ten jau matėt. Ir lauksim visos kolonos, tai mes išsikrausim su Chebra. Ką, pradedam? O, kurvi. Nušmyriau. Koks padarytas Dragsteris iš Sendas rėmų. Piaggio Sfera. Roksas su gražia spalva, kurgi saulė pasislėpė.
vietą galim padaryti. Nu, davai. Nu jo, gerai atrodo, blizgutis. Gyvai nesimato, bet irgi neblogai. Stage 6 R1400. Talgi degimas. Nu, neblogai. Ten va triperiai mūsų stovi. Va, atvažiavo ir Latvijai. Čia kaip žiūriu, iki nelaimės vienas žingsnis. Thank you.